Labas, labas, graži siela. Na ką, tai šiandieną pasižiūrėsime, kas tavęs laukia artimiausią savaitę ir šį pavasarį. Išsitraukiau tikrai nemažai kortų, tiek savo atsakymo ieškodama ir nusprendžiau pasidalinti su jumis, nes jau senokai dariau tokius video. Na, jeigu norėsi asmeninės konsultacijos, parašyk man. Viskas vyksta nuotoliniu būdu, tau tiesiog reikia rasti laiką, o aš tu rašau balso žinutes. Tai tau net nereikia būti online tuo metu ir perklausai balso žinutės kiek nori, kada nori ir kada tau patogu. Tai pirmoji korta mūsų iškrito tokia, visos kortos yra iš visiškai skirtingų kortų kalaidžių, todėl gausime šiandieną visiškai skirtingas žinutės. Ir jos visos yra iš angelų, iš gydančių, iš šviesos kortų. Tai pirmoji korta - subalansuokite savo gyvenimą. Kas jūsų gyvenime nesubalansuota arba ką reikia keisti. Tai yra apie tai, kad laikas, mėlyjeji, nusimti visas kaukės po gabalėlį. Mes esame įpratę būti su visais tokie. Jau ir tai yra įaugę į mus ir mes jau net tikime, kad čia mes esame tokie, o iš tiesų tai yra mūsų kaukės ir mūsų įprotis. Jūs turite grįžti į save ir prisiminti, o kasgi aš esu, nes jūs antiek susitapatinat su darbais, su kolegomis, su antrosiamis pusėmis, su viena žiūrėkit draugė, vienaip elgiatės, su kita draugė žiūrėkit kitaip elgiatės, nes tą tokia prisitaikot, tą kitokią prisitaikot. Ir dėja, bet laikytis šitų kaukių ir šitų įvaizdžių yra žymiai lengviau ir paprasčiau, negu pažvelgti į savo vidų ir priimti tikrąjį ar tikrąją save, kokios mes esame iš tiesų. Ir aišku, tai ilga tema, pasakočiau daugiau, bet šiandieną mes trumpą tokią apžvalgą darome kortų. Bet net nesvarbu, čia labai trumpai, net nesvarbu, kad kai kurie žmonės išeis iš tavo gyvenimo, jie ir turi išeiti, paleisk juos, galbūt kažkokį darbą, žmonės, ar partnerius, ar vietas, pajausi vidumi ir tegul, nes svarbiausia yra grįžti į save ir gyventi tą tikrąjį gyvenimą ir tada jausi tą gyvenimo džiaugsmą ir skonį, grįžti į save, dėl ko tu nerandi ramybės, dėl to, kad tu pameti į save, tu ilgiesi savęs, tai dažniausiai yra šita problema. Keliam toliau žiūrėti angelų kortas, dėkingumas. Nepamirš būti dėkingas už viską, ką tu turi, įvertink šituos dalykus ir pasidžiauk jais, atšvęsk juos. Tikrai pasižiūrėk, stogas virš galvos, galbūt ir mašinos, kelionės, maistas, rūbai, ar ne? Galėjimas leisti savo nueiti į kiną, ar ne, sveikata, tavo aplinka, yra tiek daug dalykų ir šita korta sako, kad nepamiršk būti dėkingas, kai esam dėkingi už tam tikrus dalykus ir netgi už